Aš šiaip Jolantai, nes aš jau su savim pažinti geriau save. Ir kadangi labai save myliu ir nekenčiu iš kitos pusės, būna labai daug ribojimų ir paskui labai didelio gailesčio ir meilės, tai tiesiog pasidariau savo tokį, kadangi mane visą laiką traukė labai, aš jau irgi nuo mažens tenais landžiodavau ir spalvas ir numeriukus ten savo jau žinodavau, kurie man ten tinka pagal mano ženklą. Žinau, vėžys, tai jau čia jau viskas apie vėžį buvo jau senai sužinota. Bet šį atėjau giliau kažką tai dar daugiau sužinoti. Galbūt, aišku, labai traukė tie tranzitai, kasgi bus. Kas bus po metų, ten po 5, pavyzdžiui, ten, kur gyvensiu, kiek vaikų ir panašiai, kiek vyrų. Gyvom. Aišku, tai pat labai svarbu. Tai va, bet ir kaip Viktorija sako, matyt, patekau ten, kur reikia, nes aš jau atėjau pavėluotai, atėjau į 2 pamoką ir matyt, kažkas pritraukė, kažkur pamačiau irgi reklamą, kažkur tai perskaičiau, kažkokį skelbimą, kažką tai. Ir tarytum, nesuvokdama, kodėl aš tai darau, paėmiau ir paskambinau, užsirašiau ir atėjau čia pusvalandį ieškojau ir vis tiek, radau, nesusinervau, kažkokia jėga mane pastumėjo. Ir kadangi esu labai nekantri, negalvojau, kad išsėdėsiu iki galo, galvoju, porą mėnesių pabūsiu ir kaip visą laiką trenksiu, mesiu viską ir liepsiu vėl tenais, sakys, išplėtus. Bet pasirodo, kad sėdėjau ir norėjau ir tą vaiką surasdavau, kam palikti padabuoti sekmadieniais. Ką man davė, dar tiksliai iki galo visko aš nesuprantu, bet kad labai žiauriai patiko. Čia tik pradžia. Bet, jūs labai patiko. Čia priklauso labai nuo mokytojo, kaip paduodama informacija. Čia labai daug priklauso. Jo, patiko, tiesiog susižinojau irgi tas savo ir silpnas vietas ir planetas, bet kaip dar jas ten tiksliai pasukeliot, patampyt, tai man dar turbūt reikia šiek tiek laiko.